Tikrai padirbėjom ties savo pačių deriniais ir ties varžovu ir tiesiog pasiruošėm kaip ir varžymam. Kaip tokios treniruotės skiriasi nuo įprastų treniruočių sezono eigoje? Intensyvumo lygis, kažkiek tai ir pratimų skirtumai, viskas susideda ir tiesiog tas visas treniruotės ilgumas ir tiek fiziškai, tiek psichologiškai sunkumas padidėjo. Gynyboje labai daug reikia naujų dalykų išmokti, labai daug energijos įdėti ir labai sunku tada gaunasi ir pulti. Su kuo žalgiriečių labiausiai norėjo išsibandyti jėgas aikštelėje ir mesti iššūkį? Na tai tikriausiai su Silvainu, nes jau yra pažadėjęs man 1-1, tai dabar ir laukiu to iššūkio. Tai dar nepavyko pažaisti 1-1. Tai dar spėsim susiderinti. Tikrai gera, jaunimas ateina, stengiasi mums padėti. Bent jau šono, kiek man pasirodė, tai tikrai fiziškai gerai sudėti, geri kūnai, tai jeigu tik dirbs, tai viskas bus gerai tikrai. Kaip tokios treniruotės skiriasi nuo įprastų treniruočių sezono eigoje? Tai kai ateina dubleriai, tai gaunas automatiškai daugiau poilsio pagrindiniam žaidėjam, tai daugiau rotacijos įvyksta, galim kažką pašlifuoti, daugiau gynybą ar daugiau puolimą. Tai tikrai padeda, aišku, jų nedaug turim, bet vis tiek šiek tiek pakeisti yra gerai. Kur lengviausia prigauti jauną žaidėją, kai tenka treniruotėje žaisti prieš jį? Nežinau, galbūt jie irgi žino derinius, bet kažką susitari su komandos draugu, kad ne iki galo pildom derinį, nukertam kažkur. Jie vis tiek pagrinde viską daro taip, kaip turėtų viskas atrodyti, bet sakau, kažką susitari kažkur nukerti ir taip ir būna pagrindiniai dalykai. Na ir kas iš jaunimo palieka geriausią įspūdį? Nežinau, šiandien Juzėnas labai puikiai atrodė treniruotėj, dažniau prisijungė su mumis, tai galbūt šiek tiek lengviau jam. Buika irgi gerai atrodo, tai nežinau, manau, kas vis kita trefkė kažkas naujas bus. Yes,